Sveiki! Mes išėjome į kiemą apgenėti vaismedžių, kurie pas mus auga. Tai čia turim keletą trešnių, obelų, kriaušių. Jos pasodintos prieš porą metų ir nieko joms nebuvo daryta. Tai dėl to aš pasikviečiau Leonardą Mekionį. Labą dieną. Iš Akademijos arboristų. Ir mes perėsim, pasižiūrėsim keletą esminių dalykų, ką reikia atkreipti dėmesį ir parodysim, kaip nugenėti, kad jūs ir patys galėtume tai lengvai pasidaryti pas save namuose. Jeigu pradėtumėm nuo medelio pasodinimo, tai sakykime, prieš 2 metus mes pirkom, prasivežėm trešnę, tai perkant reikėtų atkreipti dėmesį ne į šitą dalį, kuri auga čia virš žemės, bet į šaknis. Jeigu šaknis atrodo padoriai, tai tada reiškia, kad medelis geras, mes jį perkam, pavažiuojam, sodinam. Dažniausiai nusipirkus vaismedį, šaknų sistema būna šaknis pakirptos ir automatiškai pardavėjas pats jau pakirpa šoninę šakeles ir viršūnę. Čia mes labai puikiai matom, yra pakirpta viršūnė prieš 2 metus. Ir jinai biškai pakirpta taip truputėlį aukštokai, tai va dabar mes ją norėtume pataisyti. Pataisom. Ir dabar va, iš sekančių 2 žemesnių šakelių mes turim suformuoti vieną viršūnę. Tai va dabar va, yra sekanti šaka, formuojasi viršūnė ir dar sekanti šaka žemiau dar viena viršūnė. Tai jinai taip ir konkuruoja dabar, ar ne? Taip, jinai taip ir konkuruoja. Ir mes norim medelių duoti žinot, kad ši čia yra tikra viršūnė, o čia yra tik tai šoninė šaka. Tai va, gal va, mes pasliną paprašysim, kad nukirptų mums šitos šakos viršūnę ir taip parodysim medžių, kad tikra viršūnė yra čia, o čia yra tik tai šoninė šaka. Gerai, kaip man nuspręsti ties kurią vietą kirpti? Taip, mums reikia pamažinti. Va šitą, jeigu mes patiesintumėm ir parištumėm tokio aukščio, tai galim kirpti, va, grubiai sakant, va čia maždaug, va virš pumpuro kažkurio, va, truputėlį paliekam ir galim net per 2 kartus. Vieną kartą nusikerpam biškį iš toliau ir tada biškį virš pumpuro ir jau paliksim tada jau sekančią metą. Dabar vieną kartą, kaip ir tu mane mokinai, galite pasižiūrėti video, mes visai ne per seniausiai nufilmavom tos pačius pagrindus, kaip kirpti. Ok, tai dabar aš nusikerpu vieną, o, kaip lengvai viskas. Tam, kad man būtų lengviau. Ir kitą aš tiesiog tiesiai gražiai virš pumpuro. Virš pumpuro. Super. Liuks? Liuks. Gerai. Nu va, vienas darbas jau padarytas, tai mes tokiu atveju duodam ženklą, kad štai čia yra mūsų viršūnė, taip? Taip. Ir dar norėdami, jeigu galėtumėm kaip paskubinti jam suprasti medžiui ir kad jisai greičiau pradėtų tiesiai augti viršūnę, tai turėtumėm kuolą biskį pakeisti. Šitas kuoliukas, toksai bambukas, jisai yra tik tai perkant tokį, dažniausiai gauni dovanų prie medelio, jis yra per skystas ir reikėtų kuoliuko truputėlį storesnio, kokių gal 2,5 cm diametro, medinį lietuvišką kuoliuką ir tada jisai, kad būtų maždaug kokių 2 metrų aukščio, reiškia mes apie 50 cm įkalsim į gilin, tai žodžiu mums reikia, kad būtų bent 1,80 m virš žemės jau įkaltas ir tada va, pačią viršūnę mes galėtumėm parišti atlenktą truputėlį. Tai tada mums per vieną sezoną mes turėtumėm ryškę, aiškę 100% viršūnę. Žodžiu, paskubintumėm šitą. Gerai, tai gal mes galim pereiti prie kitų medžių ir pabandyti tą patį dėsnį pritaikyti kitiems, nes žinau, kaip būna, kad prisižiūri video, prisiskaitai, atrodo, nu tai čia liktais aišku, o ką daryti toliau su kitais neaišku. Gerai. Tai mes taip pabandom su kitais medeliais kieme pasižiūrėti, ar galioja tas pats dėsnis ir kitiem. Gerai, perėm prie kito medžio. Čia yra, pasižiūrim, trešnė bitnerė ružavoji. Nu gerai, tai mes čia turim 3. Čia mes lygiai taip pat turim, va, matom, kad buvo kirpta viršūnė sodinimo metu, reiškia, turbūt prieš 2 vasaras, tai 3 metai bus. Ir irgi dabar, va, kaip ir medis pats nori formuoti 2 viršūnę. Vieną, antrą. Galbūt net šitą gali dasivyti. Kad šitą išvengtume, šitą viršūnę paliekam nieko jie nedarydami, medis supras, kad čia jau yra tikra viršūnė, šitas 2 po truputį patrumpinam. Tai iki kiek reikia patrumpinti tas 2, kurios nutarėm jau nebus mūsų viršūnė? Tai auksinės taisyklės nėra, arba, kaip pasakyti, kad grinai viena rūšis, vienas tik tai būtų 5 ar tenais 8 cm, tokių centimetrų nėra. Svarbu, kad ją patrumpint, gali užtekti patrumpinti ir 2-3 cm, o gali patrumpinti ir 20-30 cm, jokio skirtumo. Aš siūlyčiau, pavyzdžiui, čia, kad grinai, kad matytųsi, kad viršūnė paliekam aukštesnė, tai maždaug šitoje vietoje karpam šitą šaką ir panašiai tokiai pačioje vietoje, tokiam pačiam aukštį karpam sekančią šaką. Gerai, taip ir darau. Tai čia. Čia kerpam. Super. Liuks. Gerai. O čia? Ir panašiam aukštį, važiuokit, jeigu čia va darom čia, tai va panašiai darom ir čia. Jo, labai gerai. Gerai taip? Gerai. O, į tave. Ir nieko gyva. Gerai, tai mes jau antrą viršūnę sutvarkėm. Kaip ir matėt, principas tas pats. Palikom vieną dominuoti, būtų gerai irgi matyti ją parišti, ar ne? Ir 2 palikom, kad suprastų medis, kur yra jo viršūnė.
Taip, dar vieną dalyką norėjau parodyti. Kai nusiperka medelį, pavyzdžiui, šitas medelis buvo pirktas ar kokio gal šventėje ar dar kažkur, buvo jam pridėta, medeliui buvo pridėtas šitas kuoliukas bambuko ir jisai buvo pririštas su plonu siūlu. Reiškia, dabar ir čia palikta jau 2 vasaras. Reiškia, medelis grubiai apie 1–2 centimetrus į metus paauga ir jisai neturi kaip augti, nes jam šitas plonas siūliukas, jį laiko užveržęs. Tai reiškia, mes parsivežėm medelį iš kažkur tai tenais, iš parduotuvės ar iš mugės ar dar iš kažkur, šitus tokius visus plonus siūlus būtinai turėtumėm nukirpti ir naudoti šniuriuką bent jau neplonesnį negu bato raištelis, kad apsaugoti jį nuo įaugimo. Rišant medelį, tai yra labai svarbu, kad kuoliukas būtų stipresnis. Įkaltas jisai būtų stipresnis negu pats augalas. Kitas reikalas, rišant labai būtų gerai naudoti aštunkę. Aštuntuko metodą, ar kaip čia pasakyti. Va tokia paprasčiausia aštunkė ir tada jau aprišant. Ką mums daro ta aštuntukas tas vadinamas? Tai mums yra labai gerai, kada jeigu mes norim storesnę obelį į kažkur palenkt ar ten patiesinti, kad mum neįaugtų, mes galim kas mėnesį ar ten kas pusantro mes galim į truputėlį pasmauk žemyn arba į viršų, kiek norim. Žodžiu, kad nebūtų toj pačioj vietoje visą laiką ant įtempimo, nes jeigu augalui palieki šniūrą ant įtempimo, jis paprasčiausiai augalas jį apauga. Ir toj vietoj arba tada jisai nulūžta, bet kokiam mechaniniu poveikiu esant arba vėjų stipresniam. Turim dabar čia dar vieną šermukšnį. Ką su juo darom? Nu, atėję prie šito šermukšnio, matom, kad labai nuostabiai nuaugęs medelis, bet grinai turi antrą viršūnę, kuri praktiškai jau beveik baigia užgožti pirmąją. Tai mes ją paimam ir turbūt Lina mums parodys, ką mes ją padarysim. Gerai. Tai visų pirma, aš jau išmokau, kad nukerpu tam, kad man būtų lengviau. Čia šoną ir tada kerpu čia. Taip. Gerai? Taip. Ir dabar dar aš siūlyčiau šitas, pavyzdžiui, 2 šakas irgi biskip įsitrumpinti. Patrumpinti, ar ne? Jo, iki šito auglio ir šitą iki šito. Kad jos nepradėtų labai stipriai augti. Nes vieną galėtų iš šono vėl pradėti formuotis. Viskas, medis paruoštas. Taip, genim toliau. Tai mes dabar perėjom čianais ir atsitupėm prie apatinių šakų. Ką su jom dabar mes čia darom? Atėjus prie šito, pavyzdžiui, medelio, man iš karto atrodo, kad visos šakos žiūri į tą kampą. O norėtųsi geriau, kad būtų medžio kamienas, o visos šakos būtų įsilenkusios. Pavyzdžiui, mes čia turim 4 šakas, tai visos 4 šakos į 4 skirtingas pusės. Tai čia yra šitą dalyką labai paprasta padaryti. Paimam, įsmeigiam kuoliukai, kurį mums atrodo, kad trūksta. Pavyzdžiui, va čia mes turim vieną šaką, čia žiūrim, vieną šaką mums reikėtų atlenkti iš čia. Nu, pabandom padaryti, kaip... Tai viena į mano pusę, ne? Važiuoja. O va šitą šaką irgi reikėtų lenkti va šičia, o va šitą va šičia. Va, 2 šakas, tai reiškia, mums reikia 2 pagaliukų. Čia reiškia, mes parišę šakas, taip turim palaikyti vieną sezoną, vieną vasarą. Ir tada galim jau šį rudenį jau galėsim šitus galėsim jau mes atrišti. Šitus kuoliukus jau panaudoti prie kitos trešnės ar kitos obels ir viskas. Va, jie yra reikalingi, mums reikalingi tik tai vienam sezonui. Aha, dabar atėjom prie koloninės obels. Ką darom su ją? Atėjus pavasariui išbėgus į kiemą, pasiėmė naują sekatorių, labai norisi išbandyti, bet kad ir kaip norėtųsi išbandyti, nereikia visą laiką jį paleisti į darbą. Atėjus va prie tokio medelio kaip šitas, apžiūrėjai, pasižiūrėjai, viskas jam gerai, nieko kirti nereikia, sekatorių uždarėjai kišenį vieni prie kito. Supratau. Prie šito medelio matom problemėlę apačioj. Reiškia, jis buvo pasodintas per aukštai. Įskiepio vieta būtų maždaug apie 3–5 cm nuo žemės paviršiaus. Jeigu jau taip atsitiko ir mes jau čia persodinti nelabai norim, ar mums nelabai išeina, paprastai iš šakelės išeinančios iš įskiepio būna netgi stipresnės negu už poskiepio šakelės. Už tai būtina jas įsikarpyti. Ir šitas dalykas yra būtinas. Jeigu visos kitos šakos, tai mes galim daryti, norim kerpam, norim nekerpam, taip toliau. Tai va šitokios šakelės, kurios yra iš poskiepio, jas iškirpti yra būtina. Žiūrim šitas kuoliukas. Trinas į medį va čia. Yra negerai, važiuokit gerai. Pirmoje vietoje čia šniūras yra, kuris yra labai plonas ir jisai dar per metus laiko jisai įaugs ir bus labai blogai, mes jį nukerpam. Dabar jau mes galim pajudinti, patraukiam šitą vietą jį, pažiūrėkit, kokios žaizdas jisai daro. Tai čia nėra gerai. Medžiui tai yra labai blogai. Tai gerai, vieną problemą pašalinom, kuolo nėra. Dabar žiūrim čia šitoj vietoj, čia vadinama V raidė, šitos 2 viršūnės. Čia netgi 3 praktiškai viršūnės.
bet šita tai jau būtų kaip ir U raidės viršūnė, tai tokia galėtų ir likti jau iš bėdos, o jau šitos dvi tai tikrai negali. Tai reiškia, vieną įmam ir metam į apačią. Tai ką, ačiū, kad žiūrėjo, tikiuosi buvo naudinga. Jeigu patiko mūsų šitas reportažas, tai tiesiog spauskit nykštis į viršų. Šiandien mes buvom su Leonardu Mekioniu, tai yra arboristas iš Akademijos arboristų. Jeigu reikės pagalbos, tai skambinkit jam. Ir taip pat ačiū Gardenai už tai, kad leido mums pasinaudoti labai gerais įrankiais, tai išsibandė mums tikrai patiko. Tai ačiū, tikiuosi pasimatysim kitose video. Ate.